Labas vakaras, gerbiami YouTube kanalo Žodžio galia žiūrovai. Esu Robertas Šarknickas. Šiame YouTube kanale kiekvieną savaitę ketvirtadieniais bus sukuriamos laidos apie asmenybės. Šiandien pradedame nuo ypatingo žmogaus, kuris darė didžiulę įtaką Lietuvos visuomeniai, jos kultūrai bei Lietuvos laisvei. Tai Justinas Marcinkevičius. Apie šią asmenybę išties yra labai daug apipintų legendų, istorijų ir todėl mes startuojame nuo šio būtent žmogaus. Justinas Marcinkevičius gimė 1930 metais kovo 10 dieną Važatkimio kaime Prienų rajone. Yra Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 1 ir 3 laipsnio ordinų kavalierius, Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys, Tautos namų garbės pirmininkas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Vilniaus miesto garbės pilietis, monsinjoro Kazimiero Vasiliausko labdaros fondo Lietuvai pagražinti draugijos garbės pirmininkas. Žmona Genovaitė, dukros Ramunė ir Jurga. Mokėsi Prienų gimnazijoje, studijavo Vilniaus universitete, dirbo žurnale Genys, Pergalė, Lietuvos rašytojų sąjungos valdyboje, nuo 1965 metų rašytojas profesionalas. Išleido per 100 knygų, eilėraščių, poemų, dramų, eseistikos, knygų vaikams ir kita. Išverstų į vokiečių, rusų, anglų, latvių, vengrų, rumunų, kirgizų, norvegų, čekų, armėnų, serbų, gruzinų, bulgarų, ukrainiečių, estų, slovakų ir kitas kalbas. Šiuose gražiuose apylinkėse poetas Justinas Marcinkevičius gimė 1930 metais kovo 10 dieną Važatkimyje, Prienų rajone. Mirė 2011 metais vasario 16 dieną, sulaukęs 80 metų. Tėvas Motiejus Marcinkevičius, motina Ieva Kvainauskaitė. Susilaukė 2 dukrų, Ramunė ir Jurga. Justinas Marcinkevičius buvo dramaturgas, vertėjas, akademikas, visuomenės veikėjas, poetas. Taip pat buvo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys nuo 1990 metų Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys. Šunelis gerai dirba darbą. Tiesa, matau būtent tą medį, kurį jisai berods sodino su tėčiu. Labą dieną. Ar galiu prie to medžio nueiti? Robertas Šarknickas, kaip jisai... Maumedis. Jisai sodino Marcinkevičius su tėčiu sodino, ar su tėveliu? Matau. Tai nueisiu dar prie jo. O Dalia gal yra namuose? Yra, galėsiu pakviesti. Oi, būčiau dėkingas, ačiū Jums. Na štai. Ir matote, kokie gražūs laukai. Tolumoje yra aerodromas. Anksčiau jo nebuvo, čia atsirado tik tai berods prieš Antrą pasaulinį karą. Na va, tai ir basakojis vaikas Justinas turėjo kur tikrai lakstyti ir tokiais gražiais vaizdais gerėtis. Turbūt neatsitiktinai ir tie vaizdai atsidurdavo
pavirsdavo į žodžius, kuriuos mes cituojame kaip antai laukai gražiai sugulę, miškai žaliai sužėlę, baltoji mano gulbė, juodų arimų gėlė. Kiek rovė neišrovė, kiek skynė nenuskynė. Todėl, kad tu šventovė, todėl, kad tu tėvynė. Vienų namie mylėta, kitų svetur vadinta. Mamos karagėlėta, muziejui pakabinta. Atrodo, kad likščioliai per vėją, lietų, sniegą visi mes tartum broliai po tas karą užmiegam. Užmik ir tu, modulė, juodų arimų gėlė. Vaikai gražiai sugulę, rūgiai žaliai sužėlę. Na štai, šis maumedis, medis yra sodintas dviejų brangių žmonių. Poeto Justino ir jo tėčio. Štai koks jisai didelis, tikrai brandus. Jau ir viena kita šaka leidžiasi žemyn kiekvienais metais. Na. Kaip viskas keičiasi. Na, bandysiu per kitą pusę grįžti ir pabandysiu pakalbinti poeto Justino Marcinkevičiaus sesutę Dalią. Dabar jie čia gyvena ir prižiūri sodybą. O šitas klonas tvartas, tai dar likęs tas pats. Aišku, stogas pakeistas, bet pagrindas yra išlikęs. Štai atvažiuoja žmonės, vieni kiti, aplankyti, pasižiūrėti, pajausti, kokioje aplinkoje yra augęs poetas Justinas. Na va. Štai. Nu, pasibelsiu, pabandysiu pakalbinti sesutę Dalią. Nereikėjo net belstis ir Dalužė atidarė duris. Labai malonu, labą dieną. Nenoriu šaldyti jūsų. Tai užeikit. Tai trumpam užeisi? Nes aš į lauką ir nenoriu eiti, biškį sirguliuoju. Ak, šitkai. Gerai, tai jau geriau kambarį. Gerai. Nu va, sveiki namučiai. Dar viduj čia nesu buvęs. Tai dar kartą labą dieną, ačiū labai. Su jūsų broliais esu jau bendravęs. Buvo atvažiavę į parlamentą, koncertą. Nu, aš negalėjau. Tada negalėjote, ne? Ir į Prienus negalėjau, čia jo gimtadienį. Aha. Lauksiu, kol tėviškiai bus. Kol tėviškiai bus, o tėviškė, tai čia... Nu, kaip pernai vyko minėjimas, skaitimai, tai šįmet tuo labiau darys, nes 95 metai. Jūs gal nusivilkit striukę? Tai nieko, žinokit, aš... Padarysiu kavos. Ar ne? Nu, štuoj va.
paruošiu. Nepažinau, aš jūsų Nepažinote? iš toli. Ak, šitkai plaukai patrumpinti ganėtinai dėl to. Aš šiaip tai Garbanius esu. Ačiū. Nu va, einu pakviesiu. Kaip tik bičiulė dirba bibliotekoje, jai bus labai įdomu. Živilė! Živilė, ateik! Ateik! Užrakinau. Visą mano rankinė. Užrakinau. Nu va. Nu va. Prašau. Jinai kaip tik yra Živilė. Bibliotekininkė. Dalia, Planas pažinti. Nu va, prašau tada sėstis. kur patogu. Nusivilkit, nes čia aš pečių pūrėmu. O, man tai gerai. Paskui bus šalta. O, Tai gal, ai, man gerai, žinokit. Aš tai jo, toks, jo. paskui šaltis gali krėsti. Ja, nieko. Šilsit. Aš jau persirgęs viskom, tai dabar jau viskas gerai. Nebent pačiai. Matuoju, išvirsit. Nu, Morzė, neturiu kada mauti. yra tokia. Tai tikrasis namas buvo kur akmuo? Ne. Ar... Tikrasis namas va čia už virtuvukės, kur stovi. Ai, lauko virtuvukės. Jo, ten tam, Mm. nu to nebuvo griovio melioracijos. A, tuomet. Jie pravedė 85 metais tą melioraciją. Ir jei būtų senas namas stovės, aš jaučiu jį būtų nugriovę. Čia griovio nereikėjo, vanduo niekad nebėgo, vis vien prakasė Tiek tą. prakasi. Nu, tokie laikai buvo, Pro pat matyt. sklepą, ačiū Dievui, nekliudė. A, tai paliko ramiai. Nu, Aha, tai va. supratau. O buvo čia aplink, kaip pasakojo, visi tie to metų pastatai. Mhm. Ūkininkų sodyba. Miela Dalužė, jums turbūt dažnai sako, kad jūs labai Justiną panaši. Taip, Nu, brožai poeto. iš karto pamatę. Nereikia Nepristatyti nereikia. Na, čia nuo pat gimimo gyvenat. Jauniausia. Jauniausias Nu, sesutė. 13 metų negyvenau. Alytuje aš Alytuje teko mokinausi ir mokytis. dirbau. Ak, šit, po ką dirbote 10 Alytuje? metų Medvilniai. Medvilnį tuo metu, nu taip. Nu, Mhm. 10 metų. O paskui nusprendėt Paskui grįžti. tėtė mirė 85 ir 87 parėjau gyventi dar nevedus, buvau nieko, Ak, tai šit pas kaip. mamą. A, tai mamą prižiūrėjote. Tėtis Motiejus. Taip, Motiejus. 80 metų. 85, Justinas 80, Jo. tėtis 85. visi pasiekė 80, tik jie. Mhm. Sakykite, čia įvairios legendos, na, gandai gal, taip sakykime, sklinda, kai Justinas parkrito laiptinėje tuo Taip. metu, pirmam aukšte, Kad ne, lipdamas laiptais, kaip čia pasakoju. lipdamas laiptais į viršų. Nu, jam užeidavogi. Epilepsija ar kas? Atsieičia, jam uždavinys prašė gali eiti operuotis, bet jis bijojo. Kažkokią kraujagyslę spaudžia. Ir jis jau ne kartą ir prezidentūroje ten kapytė, kiek dovanojimus apalpo. Ai, irgi krito ten. Jo, Ak, namuose kritęs. Čia jam ne epilepsija, bet čia Tiesiog sakė. Ir paskui slankstelė. iš jų tai dar viena sesuo, Mhm. jaunesnė. Tai ir ta krisdavo. Tai reiškia, jeigu jisai būtų išsioperavęs, tai Taip, tos bėdos bet nebūtų, bijojo. bet tą baimę padarė Pats savo. uždavinys įkalbino. Ak, tas šit kaip profesorius. Tai va ir ėjo tos kaptyčia korespondencijos pasiimti. Iš Prienų gaudavo visas laikraščius rajoninius. Siųsdavo jam ten į viską, Vilnių. nu, Aha, Gal tai buvo skirta. gal. Supratau. Mhm. Žinojau, atnešiu dar albumą vieną. O, įdomu. Būtų pasižiūrėti. Tai prašau, dėkitės. Ačiū Jums. Tai tu su cukrum geriu, aš be cukraus geriu. Taip,
Tai bunda pavasaris, prasideda lauko darbai jau po truputį. Na jo, aš čia neužsimu. Jūsų vyrą mačiau, ko jis vardu pasilabinau su juo. Algis. Jis mane vyras. Ne, ai, dar bičiulis tiesiog. Kaimynas. Šit kaip. Tai jūs viena gyvenate? Mano vyras miręs 20 metų jau. Jau 20 metų. Tai jūs viena čia gyvenate? Nu, su juo dabar Taip, gyvenu, taip. bet tokio nie ūkio nieko. Jis neturėjo žmogus, kur gyventi. Ačiū čia. Gamykloje dirbo, tai priėmiau, tai padeda ūkyje. O, tai didelė jūsų širdis tada. Tai jau irgi 20 metų gyveno. Tai jau. Taip, Be abejo, kaip susigiminiavot jau vis tiek, teisingai. Mačiau, lapus grėbojo. Jo. Buvau prie maumedžio nuėjęs. Jau daug nusigrėbėjau. Jau tik tai kosmetika, kaip sakyti. Visos ėmėsi. Nesidėjau. Kavos taip ir negeriu tada. Su tavim pakalbėjom, tada išgeriu vandens ir viskas. Aišku. Nu, va. Kaip gerai, kad aš jūs radau namuose, miela Dalužė. Praeitą būtut neradę. A ne? Jau buvau Kaune pas daktarus. Šit kaip sveikatą taisote. Čia mane surėtė šiais metais. Na va, čia yra Justino, na taip, Justino Marcinkevičiaus tėvų vestuvės 1925 metais. Va, ir sodybą matau. Štai poeto iš atminties nupiešta gimtoji Gryčia. Pats poetas nupiešė šitą Gryčią? Jo. Sakyčiau, gerai valdo pieštuką? Iš laikraščių iškirpau. Tai jis atsiminė gerai, kad... Nu va čia. Tėvas Motiejus labai mielų bruožų žmogus, tas matosi ant veido pas Justiną, pas Dalę. Štai matau poetas su savo žmona ir dukromis Jurga ir Ramunė. Viena žinau, kad yra profesorė, tai Ramunė, o Jurga ką? O Jurga dirba šitam teisme. Teisme dirba. Ten raštinė. 69 metai. Bet kitas koks vardas. Apeliacinis teismas koks, aukščiausias kažkoks. Nu, yra visokių. Taip, Justina su dukra Ramune. Va. Kaip gražu. Justina su seserėmis. Nu, ten tom savo iš pirmos santuokos. Taip. Čia Justino yra antra santuoka, Justino tėčio antra santuoka. Vat Justina su tėčiu. Štai. Antroji Motiejaus tėvo žmona Antanina Žilinskaitė. Taip. Iš Gretimo kaimo. Iš Gretimo kaimo. Čia kartu su Motiejumi. Čia va turbūt ta ir yra tikroji Gryčia. Ne, čia šitas namas. Šitas namas. Jis 57-ais. 50, supratau. Pridavė ir pradėjo gyventi. Čia tėviškiai ant kalniuko. Jo, dažnai ant to kalniuko lipdavau, nebuvo dar čia tos melioracijos, krūmai neapaugę. O to kalniuko nebėra? Yra, bet jis apaugęs. Už namo. Anksčiau čia buvo takelis į tą kalnelį, į parduotuvę eidavom per laukus viską. O parduotuvė tai kaip į Pociūnuose? Buvo parduotuvė va ten, kur termikas, kur gamykla dabar. O ką ten gamina? Ten taiso šito aukšto pilotažo lėktuvus. Šit kaip. Tėviškiai su artimaisiais. O Justino žmona po Justino mirties dar metus pagyveno ar kelis, kad irgi ilgai negyveno. 14. Vasarį mirė. Irgi vasario pradžioje. Bet taip lemta, vasario 16 dieną mirtė kaip Jonas Basanavičius, Justinas Marcinkevičius, va tokie tokios iškilios asmenybės.
Štai tėviškėje. Jisai, sakė, sunkiai išgyveno mamos netekti, Justinas. Jis labai tikėjo to Dievo ir prašė Dievo, kad padėtų mamai pasveikti. Ak, šit kaip. Taigi Įsimelsdavosi į bažnyčią nuo vaikystės. Ir dar chore giedojo jis, ir klapčiuku buvo. Aš ir klapčiuku buvo. Nu, Ir chore dar. nu, Va šito bažnyčios. giedo. Matai, kaip. Ačiū labai. Tai va. Ačiū labai, Dalia. O paskui, kai mama mirė ir viskas sakė, nieko Dievas nepadėjo, jis nepeikėjo, bet biškį apsiribojo labiau. Apsiribojo labiau, ne? Paveikė jį tą mirtis motinos ir... Supratau. O jisai iki mirties kiekvienais metais atvažiuodavo? Jo, Po kelis kartus ar? nu daugiausia po du būdavo, bet retokai. Jau su amžiumi rečiau? Jo, Supratau. Kas jums labiausiai įsiminė iš Justino gyvenimo apskritai kaip žmogaus? ką aš žinau, paprastumas būdavo čia. Kai atvažiuoja, nu tai jau po tėtės mirties, labiau kai aš čia pradėjau kasdien jau būt namuose, nu dar anksčiau tų telefonų tai nebuvo, pranešti ar ką mes vėlai tik įsivedėm telefoną, 89 tik tai turbūt. Tai žinai, kuo vaišint, kai netyčia papuola. Tai nieko, labai mėgdavo šviežias bulves, o aš tada daug sodindavom čia. Ant bulviakos Rūgpienį. atvažiuodavo, ant bulviakos irgi atvažiuodavo? Ne, Tiesiog taip. dirbt ne. Bet Taip, tai žinau, mama tada darydavo sviestą, tada aš nesikišau į tuos jos darbus. Tai sviesto jau lekia, rūsį laikydavom atneša, bulvių, spirgų. jau aš noriu valgyti, žinokit, kai jūs taip kalbat. Spirgučiai, bulvės, rūgpienis. Ajajai. Lašinių, Jau grįžęs namo reikės. ant aukšto. Nu, tai paprastai labai mėgdavo. Paprastą maistą. Bet Jo, autentišką bulvinės gerą. bandas. Pas mus blynus vadinom ant pado, mes plonesnius kepdavom, nes dzūkai tai storesnės, Taip. ten bandos. Bandos. O pas mus blynai ant pado. Ak, šit kaip. Tai va, o jau jei žinai, kad atvažiuos, tada jau kuri pečių ir kepitais Jo. blynus. Jau laukdavote Jo. su blynais, Justina. Supratau. Nu tai ką, jau čia apeita visur būdavo. O kur, kaip dzūkai sako, yra pakavoti tėveliai po žemę palaidoti, kuriuose kapinėse? Senose. O tos senos kur čia? Tik tai- Prienų senose? Mama išsikėlė į ten, į naujas. Mamos palaikus tik iškėlė. O kodėl? Nu, tėtė tai irgi ten jau naujose, aš matai. Naujose palaidojom. Paskui po kiek metų, nu, čia važiuot, atskirai žiūrėt. Nu taip, O teisingai. dabar iš vis būt niekam nebuvę žiūrėt, kai visi jie mirė. Tai palaidojau prie tėtės. Perlaidojau ten diedukai, viskas liko. Senose čia, kur prie gimnazijos yra. Šitose kapinėse da tada. Žiburio gimnazijos. Nu. Jis tai ėjo į tą mokyklą mokytis. Jo, mes visi ten mokėmės. Visi mokytis. Buvo pirma vidurinė da tada. Tuo metu vadinosi pirma vidurinė, ne Žiburio. Paskui jau suteikė vėl tą Žiburio O jisai prie atgimimo. Jisai kovojo, kad vėl atitektų Žiburys. Nes tuo metu, kai jisai pradėjo į tą Žiburio gimnaziją, Tai buvo- vadinasi Žiburys tada, Jo, bet Smetonos buvo... laikais. Taip, bet buvo medinė, ten tokia važiuojant, kur tas yra, ar buvot jūs, kur paminklas ir jo žodžiai iškalti panemuniai. Aha. Tai kitoj pusėje buvo
buvo ta gimnazija berniukų ir mergaičių. Ak, šit kaip. Taip, Tai to seno medinė. korpuso medinio nebėra. Ne, ten Martišius vadovavo tada. Ai, Direktorius sakė, labai griežtas buvo. Va, Tai kaip jūs iš čia žygiuodavot per laukus? Ar arkliuku? Laukus, bet jau autobusai buvo pradėję. 2 pamainos buvo. Netgi 2 Netildavo, pamainos. jei papuolė į antrą, nu ir eini pėsčiai, ir pareini pėsčiai. Nu, tai taip. Tamsu. Nieks nepergyveno tais laikais, laikais, o kaip dabar? pareisi. Taip, taip. Tuo metu užgrūdinti buvo. Mažai mašinų, tų tik tai šitie kareiviai čia Kalviuose buvo jų raketinė bazė, tai čia važiuoja, bet ir retai. Bet kaip vaikystėje, kai gimė Justinas, dar nebuvo aerodromo, tik tai atsirado per antrą pasaulinį karą tas aerodromas. Taip. Per antrą. Nu ir davė čia jums tokį vaizdą matyti lėktuvus kiekvieną dieną. Nu, ir Ar pripratot prie garsų? pripratom. Tai dabar čia mažai, bet va, tarybiniai čia tos stovyklos aukšto pilotažo. 5 valandą jau kyla treniruotis, jie sovietiniais laikais. Tai jums net nereikėdavo žadintuvo užsistatyti 5, žinot, jau dangui. Negi toliau. Priprato. Dabar tai išėdžiu. Dabar daug komercinių čia prisipirkę atskrenda. Tai va. Kaip jūs išgyvenote tą momentą, čia prieš nepilnus metus, kaip parlamente prasidėjo tam tikri dalykai, kaip jūs tai reagavot, kaip sesuo? Tai niekaip nereagavau. Buvo tokie laikai, į žmonės mėgo ir tuos eilėraščius tokius rašė dar tais laikais, o kad čia reikėjo kažkam tai. Kai kurias problemas užglaistyti būtent paėmė tokią asmenybę. Da, kad nors būtų asmenybės kalbėję. Tarp kitko, gerai sakot. Tai va. Bet, žinote, ėmė viskas ir nutilo, nurimo, nes pamatė, kad Lietuvos žmonės vis tiek myli Justiną. Labiau. Ir gavosi atvirkščiai ten jiems nieko neišdegė. Ne, ką čia. Čia išdegysi, reikėjo pult, kol gyvas žmogus esi. Na tai. O visus vapuola, kai jau po žemę, kai pats negali apsiginti. Bet Tai vat lietuvių mada. aš nesuprantu, kodėl taip yra. Kaip gyvas tai garbina, bet tik mirė ir davai, pasipila visokie. Žinokit, neatsiras jau kito. 74 parašyt laisvę. Nu tai čia iš viso rizika buvo, didžiulė rizika. Ar tiesa, kad jisai ne vieną kartą buvo į Belangę pasodintas, bet 2 kartus? Šitos tai aš nežinau. Čia brolis turbūt Kazimieras žino labiau, ar ne? Gal nežinau, aš tik žinau, kad į Marijampolę iš gimnazijos išvežė. Iš gimnazijos mokinį išvežė į Marijampolės Jo, jis kalėjimą. ten kažkiek sėdėjo. Už tautiškumo puoselėjimus ten. Turbūt jis ten parašė kažkokią pjesę. Ir paskui pėsčias parėjo iš tos Marijampolės po kelių dienų. Netgi šitaip. Bet įsivaizduoju, koks tas jausmas turėjo būti, prieš visą klasę ateina ir išsiveda Justina. Čia turbūt kaip tą komsorgą nušovė Bubnį. Bet jis tada buvo namie ir jis buvo atėjęs, jis gyveno pas Maceinus. Ir tas komsorgas buvo, išėjo kažkas, patiko jo ir nušovė. Kaip bus komsorgas lietuviškai, kaip sakyti? Kaip dabar skambėtų medicinkis? Komjaunimo sekretorių nušovė. Nu, Kažkas. bet tada taip rašė komsorgas. Aha, supratau. Ir žodžiu... Aš daug ką taip kalbu, kaip aš girdėjus. Nu tai taip, tuo metu tokiuose žodžiuose gyvena. Jo. Ir dėl, tai taip įdomu, nušovė tą sekretorių, o kodėl... Suėmė ten juos stabdė kelis, bet aš nežinau.
Nu jo, kadangi Justinas savo metu jau buvo aktyvus mokinys, rašė daug Nu, ir to patriotizmo nemažai buvo apie lietuvybę, tai turbūt užkliuvo. Mhm. Tai. Tai dabar, kaip sakyti, leidžiate ilgasis atostogas ir gyvūnų nelaikote jokių, tik vištas. tik vištas smagiau turbūt. Svarbiau išeina. Kudakuoja vis Vištas kažkas. pašuniuką, su šituo pasivaikštau. Mm. O tas šuniukas, žiūriu, labai gerai prižiūri namų teritoriją, amsi, kaip Nu, jau reikiant. pradėjau amsėti iš pradžių, tai bėgdavau, bijau. Net Dabar bijodavau. jau. Dabar jau įsidrąsinu. Jo, kiek jam čia 2 metai. Kuo jis vardu? Tobis. Tobis. Ar gerai sugyvena su Belenciugo? Gerai. Čia panelė, kai pakyla noras, tai pati nueina. Supratau. O taip tai neina jinai. A, ne. Ne, nereikia. Aha. Prie namų, prie jūsų labiausiai. Nu, prie mane, jinai mes abu. Ar tenka dažnai tokius svečius kaip mes priimti, užeina vis, kai atvažiuoja kokie lankytojai aplankyti? Užeina tėviškę? vasarą daugiau. Vasarą daugiau. Tai Ne? atostogos kam tai. Tai važiuoja iš Druskininkų, tai iš Birštono. Smagu, kad vieta yra įamžinta ir lankoma. Nu, dabar- kol kas lankoma dar. Žinokite, kol bus jo žodis gyvas, tai ir lankys. O manau, lankys amžinai, kol Lietuva gyvos. Toks jausmas. Lanko, dar negali skūstis. Štai šiais vieškeliais broliai išeidavo pasivaikščioti, keturiese dainuodami laukų keliais, Nemuno pakrantėmis. Būtent apie tai yra aprašyta jo kūrinyje Dienoraštis be datų. Atsimenu, dar būdamas studentas, išeidavome keturiese dainuodami pasivaikščioti. O, kaip mes dainuodavom vieną posmą tėvas, o kitą mes. Štai kokie gražus vaizdai. Didysis, platusis Lietuvos upių tėvas Nemunas.